Sveiki visi, kreipiuosi jūs su prašymu vėlgi eilinį kartą, kad reikia žmogaus skubiai, kuris mane prižiūrėtų, nes nėra kam. Šiandien yra toks vyrukas, kuris išvažiuoja, nebus jo ir kuris prižiūrėjo mane dažnai. Rytoj ateis moteris jį pakeis 30 valandą ir po to viskas, žinokit. Tai ta moteris, jūs žinot, kaip ir sakiau, turi problemų su sveikata, tai ilgai negalės būti, maksimum 2 paras, tai po to nežinau, nesupykit, aš nesuprantu jūsų, negi nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų atvažiuoti pabūti, savaitę, taigi niekas nesako už dyką, jūs aukojat pinigus, aš iš to galiu mokėti, gaunu pensiją. Aš suprantu, jeigu neturėčiau iš ko mokėti, tai taip, čia būtų kita kalba, tai visai galima sutarti tą kainą. Šiek tiek pikta, nes yra žmonių milijonai, o padėti, kurie galėtų pabūti, tai kažkaip keisti. Čia tai toli, tai sunku, tai lengva, tai nesunku. Aš atsiprašau, aišku, taip nuoširdžiai pasakiau, bet irgi yra tokių dalykų, kad tikrai galite padėti, tikrai galite atvažiuoti pažiūrėti mane, kažkiek laiko, niekas nesako ilgam, pastoviai, pabandyti bent jau, pažiūrėti. Prižiūrėtgi vaikus, prižiūrėti savo senelius. Buvo nesunku. Tai čia kreipiuosi į tuos, kas gali, aišku, turi galimybę padėti. Dėkuoju už pagalbą, už paramą. Ką galite padėti, užtat dėl to nieko nesakau, šaunuoliai. Tai Dievas jūs laimina, padeda ir duoda visą, ką jam geriausia už tą pagalbą. Taip, esu desperacijoje tikrai, nes nenoriu papulti už slogos namus. Noriu kažkaip savo gyvenimą gyventi. Ir pikta, ir liūdna, ir depresuoju, ir verkiu. Užsiimkim tom rimtai, padėkit man kažkas. Atvažiuokit, pabūkit, 3-4 dienas, savaitę, 2 dienas, nesvarbu. Tikrai sutarsim tą kainą. Ačiū. Gero vakaro, sėkmės.